Treneri 2,5 kėlinių, kovėtės, kiek galėjot, ko pritrūko ir kas ten nutiko trečio kėlinio vidury, kad leidot pabėgti varžovam? Aš manau, trūko rotacijos. Atėjo tik 10 žaidėjų, pritrūko biškį jėgų, manau, po 2,5 kėlinio, ypatingai žinant, kad Panevėžio komanda visada spaudžia varžovus, neleidžia lengvai kvėpuoti, išmuša iš tam tikrų vietų, kur mums patogu atakuoti, manau tai. Turnyrinės lentelės apačioj, ten nuo 10 iki 6 pozicijos, vadinkim ten antrąją pusę, tiršta yra. Kiek patys patenkinti esat šitą sezono stadiją ir kur norėtumėte būti sezono gale? Dabar nelabai patenkinti, visada stengiamės kovoti ir su lentelės viršuje esančiom komandom. Kartais pritrūksta tų pačių jėgų ar sėkmės joms įkasti, bet savo varžovus stengiamės apsižaisti ir kol kas neblogai pavyksta, išskyrus retus atvejus. Norėtumėm žinoma, užimti kuo aukštesnę vietą ir papulti į atkrintamasis.